iki po ilgą laiko. Atvažiavom pabandyti pirmą kartą gyvenime pagauti starkį. Šiek tiek pasiklausiu draugų, kaip ten reikia daryti, kaip ten žvejot, kokiu būdu, kokius masus, kokius svoris dėt. Pasiklausiu, kur galim yra šansų pagaut. Tai žodžiu, atvažiavau kokiai 1,5 valandos. Išmėginsiu pompą naują valties, nesudeginau seną. Ir žiūrėsim, kaip šiandien išseksis. Dar įsimėginsim ir naują favorito Bluebirdo meškerytę. Ešeriai. Jeigu spėsim, žiūrėsim. O dabar einam bandyti žvejot. Turim kažkur apie valandą laiko. Ir žiūrim, kaip šiandien seksis. Kaip čia pasukam, palaukiam, kol nuskęs. Bent jau mane taip instruktavo. Tik žinau, kad nereikia atleisti valą, tai ne vis laik pavyksta. Esame 4,3 metrų gylio, ir kažkur apie 5 metrus. Iš kur atsiprašom už triukšmą, vėjo, nepasiėmėm saugos nuo vėjo ant kameros. Tai nesivaizduoju, kas čia gausis, bet žiūrėsim. 5 valandos. Oro sąlygos tai nuostabios, galiu pasakyti. Tuoj pasirodo, aš ten, ta prasme, net nemačiau, kad buvo inkaras nukeltas ir laukiau, kol nuskęs maslas, bet pasirodo atsisuko, kad aš jau beveik neandrėse. Net nesupratau, kad vėjas mane pučia. Tai tokios sąlygos. Dabar paplauksim prieš vėją, įsimesim inkarą ir mėtysim grinai tik į vieną pusę pavėjoj. Pasijungiam powerbanką. Šiek tiek nurimo vėjas. Įsinkaravom 6 metrų. Kaip tik bus prieš laitą mėtysim. Nuostabu. O, turim. Nėra žemyn, vėjas. Ai, starkis gal. Galvau, lydys, opa. Ui, tu savo. Čia tai starkienas. Eik tu savo. Nors stambumą eina savo. Pagalvojom tokio masalo. Keitieko. Nežinau, kaip tas spalva vadinas. Easy Shiner, man atrodo, modelis. 4 colių. Ir berods galvakablis tai 11 gramų. Opa. Ešerinį kotą naują. Ant tokio spineriuko. Ar kaip čia vadinas. Nu, mėti tokius tai smagu. Nenufilmavau. Turėjau nerealų kibimą. Tiesiog traukiau pirmu metimu. Ir taip kalė. Ir tiesiog buvo kalimas ir toksai garsas. Tai iki dabar toks biški yra adrenalinas.
Įdomu, kas ten galėjo būti. Gal starkis, nes starkio kybimas, aš esu girdėjęs, kad jis kitoksai, bet tikrai kitoksai, toksai staigus kalimas ir visai kitaip lanksto prie valties iš viso eina į dugną. Esu girdėjęs, nesu patyręs, bet dabar jau patyriau. Žiauriai smagu pagauti kažkokią naują žuvį gyvenime. Per pirmą bandymą, tai žiauriai. Tik tai oras labai nedėkingas. Greičiau mest inkaras, kol nenuputė krantan. Kol įsibūju valtį palei bangas, taip, pagalvojau, ar irklentė tokio pat principo valdos, nes jeigu taip, tai gerai man sektųsi, dar nesu bandęs. Nusprendžiau, kad reikia paskutinį kartą dar, kol čia mėtą, užsidėti sunkesnę galvakablį kažkokį. Kitoks vėjas, tai manau, kad gal nepamaiščys skaidraus va tokio liberots. Bus gerai. Dėl to smūgio šito masoliuko, jis labai stipraus. Tai ką tik draugas atrašė, kad tai galėjo būti salatis. Tai čia būtų buvus pagautai, aš nežinau turbūt. Na, vienas aš nežinau, kokių čia man šansų būtų. Bet labai logiška, jo, nes aš jį greit traukiau. Ir čia jau labai daug salačių yra, kai nebūna bangų, tai čia pastoviai daužosi. Kai masalo sunkesnis šiprelį net ir lengviau mest, tik tai aš turbūt pagalvojau, kad gal šiek tiek per greit suku. Na, bet, kaip sakyt, nelabai žinau, kaip čia. Vieną pagavau, gal atsitiktinai. Tyčia masalo, gaila namie pamiršom tokius vibro fetus. Labai gražius, tokio maždaug stiliaus. Tai nepasiėmiau kažkaip. Laukiam link automobilio. Sustosim dar gal vieną inkarą, užmėsim ir pabandysim dar. Bet šiaip tai jo. Vėjas nurimo, jau nebėra tai blogai. Ešerį tingiai žvejot. Matysim, kas čia toliau bus. Matau dar porą žvejų valčių, medinių, vietinių. Bet vis dar man ta bankė ant tos blizgutės mažos spinnerio, ar kaip vadinas, tas spinner tailas, ar taip berods, tai jeigu ten salatis, tai net atrodo, kad reiktų kada pavakarį, kai bus lygus vanduo, kai matysis, kai jie paviršį ten gauda muilių, specialiai tvaryt, nes jeigu tokios bankės jau, ta prasme, tai... Pamačiau kažkokių veiksmą. Padarėm porą metimų tokių aklų ant salačio. Pačiam juokinga. Kaip ir mačiau, berods užmeti ir greitai trauki, iškart niekur neskandini. Tai nieko, dabar bandysim porą nešerio padaryti. Gerai, gana šiandien šito. Norėjau supakuoti, bet jeigu pamatysiu salatį paviršiui, tai... O dabar einam biškį dar ant starkio. Turėjom kabimą starkio. Konkreti bankė buvo. Plaukiam krantan, susikrovėm kalotą, meškerį susiryšom, tai kad tikrai nebemėtytumėm. Šiek tiek gavęs ilgesnės žyba negu valandos, gal 2 beveik. Matau, valtis dar vienas žvejų tik išplaukė. Čia mėgstu ir šamus pažvejot pavakariais, gali būti pilnai. O šiaip tai... Visai patiko. Nieko nepagausiu, buvo esmė išmėginti pompą. Išmėginti
meškerę naują. Ir išmėginam meškerį, išmėginam pompą, dar pagavom starkį. Negalvojau, kad pagausiu, bet superinis jausmas. Visiškai kita žuvis atrodo, kad wow, egzotika. Tai man. Kiti tai ten nesuprantu, kai ten pagauna po 10 per dieną. Užtenka ir vienos, žodžiu. Reikia ne žmogus, turmynės užmetęs, reikia neplauk labai greitai. Tad žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot. Iki.